reiškia? Nieko. Ne, iš tikrųjų nieko. Dėl to, kad grupės nariai čia kažkaip bekalbėdami sukūrė tokį pavadinimą labai senai, 91 metais. Aš net nesugebėjau išsiaiškinti pas tos, sakykime, pagrindinius kūrėjus tos grupės. Nes aš atėjau kiek vėliau, tiesiog įsiliejau grupę ir man buvo netgi neįdomu. Gerai skamba ir viskas. O nei su džinu, nei su degalais nieko neturi bendro. Mes, kadangi mylim tą muziką, mums yra gera būtent scenos, gera dovanoti linksmą su savo filosofija muzika, su savo grūvu, su savo, sakykime, pulsu to vadinamu. Tai yra mūsų gyvenimo tikslas, sakykime. Klaipėda ir džiazas. Su kuo jums asocijuojasi? Aš esu klaipėdietis. Kad ir gyvendamas toli, nelabai toli iš esmės, čia kas tas 3 valandos kelio iš Vilniaus, ar ten 1,5 valandos iš Šiaulių kokių. Tai norisi, kad tie miestai visada draugautų, nes kartais Palangoj mušdavosi, bet būtų laikai, galbūt su Kaunu labiau. Bet Klaipėda visada man buvo, kadangi aš augau Vilniaus gatvėje, Kooperacijos gatvėje, ten kur šalia Kongas gyveno, mes buvom kaimynai. Jis manęs nežino, aš per jaunas buvau, bet mūsų visa tokia visuomenė persmelkta buvo šitų reikalų. Gal ta Klaipėda ir moka pasėti, ji moka pasėti tą džiazo virusą.